Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Aurimas Kamantauskas, šios tinklalaidės kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius ir renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas. Šiandien svečiuose žmogus, su kuriuo ko gero tikiuosi, bent jau aš daugiausiai pakalbėsiu apie renginius, apie kelionę. Mes tarsi pasivaikščiosime renginių užkulisiais ir sužinosime, kaip gimė Kaunas, Europos kultūros sostinė. Svečias, kurį vieni jūs mylite dėl jo nuostabaus balso, kiti dėl įdomių TV laidų vedimo, treti tiesiog už tai, kad jis yra žmogus orkestras, įdomi asmenybė, Rytis Zemkauskas. Sveiki. Sveikas, Aurimai. Aš dar nemačiau nei vieno gero Europos kultūros sostinės atidarymo šou. Nei vieno. Visi, kuriuos aš mačiau, buvo prasti. Įskaitant ir mūsų. Kokios išmoktos pamokos pačios vertingiausios? Daugiau klausytis kitų žmonių. Aš esu narcizinė asmenybė ir apie tai nekartą esu sakęs. Aš esu diktatorius, jeigu tik man suteikiama tokios galimybės ir mane užneša. Ir tada aš darau klaidas. O norisi dar kartą? Norisi. Aš norėčiau padaryti geriausią Europos kultūros sostinės atidarymą, bet nieks nesamdo. Kaip komunikuoti renginį, kad jisai gautų to populiarumo ir patrauklumo? Kas yra svarbiausia? Tai čia šiek tiek buvo to tokio, kuo aš rizikavau visada, išeidamas į sceną ir sakydamas, teks jums pasidomėti daugiau. Aš negaliu duoti visų atsakymų, negaliu paprastai pasakyti. Vienu sakiniu negaliu pasakyti, kaip kad reikalautų komunikacijos vadovėlio pirmasis puslapis. Taip, komunikacijos vadovėlis klysta. Vilnius ir Kaunas. Galim palyginti auditorijas šitų miestų? Mes visi prisidarėm savo tiek bėdos su Vilniumi. Tai buvo visiškai nebrandžios valstybės veikimo dalykai. Oficialios kalbos tarsi būtina, bet nemėgiamiausia renginio dalis. Ką daryti su jom? Yra paprastas dalykas. Aš galiu už dyką duoti patarimą, kur žmonės vaikšto į viešojo kalbėjimo, pavyzdžiui, visokius ten coachingus, taip, ir moka didelius pinigus. Už dyką galiu duoti patarimą. Žinote, kaip būti gerų kalbėtojų? Žmogus orkestras, įdomi asmenybė, Rytis Zemkauskas. Tai ir pradėkime tą kelionę, pasivaikščiojimus. Kokios pareigos buvo, kuriant Kaunas kultūros Europos sostinę? Aš nuo balso pradėsiu. Gerai, tu paminėjai, kad balsas, tai aš mėgstu tą progą vieną gerą istorinę anekdotą apie balsus, nes man dažnai taip sako, o jūsų toks balsas. Tai aš sakau, bet ką galiu juo pasakyti, tada ir jūs patikėsit, ar ne? Tai istorinis anekdotas yra apie, buvo toks Samuelis Johnsonas, Britų žodyno sudarytojas, anglų kalbos žodyno pirmojo sudarytojas. Tai štai jisai sėdi namie, jis buvo seras ir atlėkė tarnas ir sako, serė, sako, didžiulė naujiena, sensacija, sako, Šefilde atsirado kalbantis arklys. Į ką seras Johnsonas reaguoja, o jis, tas arklys, turi ką pasakyti. Tai čia vat yra ne tik aišku apie balsą, čia šiaip apie viską. Ir tai yra ir apie renginius. Ir tai yra ir apie šou, ir apie Kauno Europos kultūros sostinę. Didžiausia problema renginių susijusių su Europos kultūros sostinėmis, o tokios kasmet būna 2, 3, dabar po 3 jau būna. Kaip tik yra tie didieji renginiai, įspūdingi šou. Taip? Ir kuo tas Europos kultūros sostinės šou skiriasi nuo šiaip šou? Ir kuo tai skiriasi šalyse, kurios ir dabar mes bet ką galim pasikviesti. Dabar tik pinigų klausimas ir net nėra labai didelių. Ir šalia jūsų namų koncertuos 50 Cent, Stingas, Dua Lipa, bet kas. Taip? Taip. Tai kuo tas skirsis? Tai todėl šitas klausimas yra labai sudėtingas ir jį labai sunku spręsti. Aš dar nemačiau nei vieno gero Europos kultūros sostinės atidarymo šou. Nei vieno. Visi, kuriuos aš mačiau, buvo prasti. Įskaitant ir mūsų. Kuo jis buvo prastas? Mūsų atidarymo problema buvo pernelyg sudėtinga struktūra, pernelyg sudėtinga muzikinė struktūra, pernelyg sudėtinga vizualinė struktūra, per daug norėta pasakyti per trumpą laiką.
per daug bandyta apžioti? Per daug bandyta pasakyti. Nebuvo pasisakymo aiškumo. Jola buvo šalta, aišku, visi bijojo, kad reikia kuo trumpiau. Prieš tai dar buvo kalbos, atidarimo kalbos buvo. Jos žmonės erzina, bet mums reikia tų kalbų. Mes norėjome, kad pasisakytų Europos komisijos vadovė, kad pasisakytų svarbiausi ES pareigūnai. Atidarant vienintelėme Kaune dalyvauja UNESCO generalinė direktorė, tai čia yra pasiekimai, kuriais mes didžiuojamės, nes simbolinis tokių asmenų veikimas yra svarbus. Nekalba apie mūsų valstybės vadovus ir panašiai. Tai čia taip, tai tas žinoma šiek tiek suerzina jo auditoriją, nes auditorijai šalta laukti, kol ten visi išsikalbės. Tada jau pats šou, taip. Pačiame šou, mano požiūriu, pirmiausia, kas turi būti labai aiški žinutė, ką mes norime pranešti. Tai jinai buvo pasakyta, taip, tai yra savotiškas proveržis toks iš po sniego, iš ledo, taip. Ir mes sakėme, na, sukilimas. Toks angliškai mes dar kitaip tai vadiname, bet sukilimas, kuris tarsi pažadina miestą, žvėris nubunda, mitinis žvėris nubunda ir jis pradeda veikti ir bus metai laiko, kai jisai veiks. Tai šitas, suprantama, buvo perskaityta, bet pats šou, man grinai iš režisūrinių pozicijų, aš likau jo nepatenkintas ir todėl to režisieriaus paskui buvo atsisakyta. Tęsiant kelionę į antrąją triptiko dalį, sprendimas ant vandens. Santaka. Sukilimas, santaka, sutartis. Štai 3 aristoteliškosios dramos taškai, 3 veiksmų pjesė per metus, 3 didieji renginiai. Buvau santakos žiūrovas, žavėjausi, kaip karo fone subtiliai buvo panaudoti fejerverkai. Bet man asmeniškai norėjosi artumo ir būti arčiau su programos dalyviais. Tarsi norėjosi tilto, kuriuo jie ateitų į tą žiūrovą, kuris yra kitoj upės pusėje. Kaip pačiam? Čia jau visa kritika man, nes šitą ir pagrindinę režisūrinę dalį, ir scenarijaus dalį, ir didžiąją dalį prodiusavimo teko imtis man. Tai čia kritika man. Taip, buvo noras, kad tai atsitiktų, kad tas tiltas būtų techniškai beprotiškai sudėtinga. Mes bandėm, dievaži, puikiai komanda, Tado Valeikos kompanija, kurie dirba kaip laikrodis, yra profesionalai aukščiausi. Ten buvo, jie taip įsigilino į upes, į Nerį ir Nemuną santakoje, kad ten kiekvieną metrą žinojo tie žmonės. Ir buvo aišku, kad kai kurių dalykų negalim padaryti. Mano režisūriniai scenaristos vaigimai buvo apriboti. Tai taip, norėjosi, aš irgi norėjau, kad būtų arčiau, tai už tai mes bandėm užpildyti upę žmonėmis ir tą pavykdavo tam tikrais momentais. O kaip pavyko sukurti finalą? Finalą aš įsivaizdavau ir jis įvyko toks, kokį aš ir norėjau, kad būtų. Kad būtų Algirdo Kaušpėdo kūrinys, kam reikalingas aš, kam reikalingas tu. Man atrodo, kad tai labai stiprus pasakymas, labai stiprus pareiškimas. Ir tai daina visiems žinoma, tai nebuvo specialiai kurta tam šou. Ir aš ją kažkaip mačiau nuo pat pradžių, kad su šituo turi baigtis, su šituo. Ir šiaip Algio buvimas scenoje yra labai stiprus. Tai jis yra artistas ir man atrodo, kad tas suveikia. Nereikėjo nieko daugiau. Ar pavyko išlaikyti tą teisingą santykį tarp aukštosios kultūros, gilios minties, prasmės ir žmonių, masės žmonių, kurie atėjo? Manau, kad taip. Tam buvo pasakotojas įvestas, kuris nešė Europos kultūros sostinės žinutę, nešė atvirų tekstų. Jisai sakė paprastuoju būdu tekstą. Į tarpus buvo specialiai tam šou kurti muzikiniai elementai Antano Jasenkos ir taip pat kūriniai, kurie ir šiaip yra žinomi. Ar tai būtų Džamala, ar tai būtų Einius ir Beisulas, ar tai būtų tie patys Kandis, tai vadinasi iš tikrųjų Viktor Diavaras su Algirdu Kaušpėdu. Ar Linas Adomaitis, tai tie kūriniai žinomi visiems. Bet čia norėjosi daryti tokią šventę ant vandens, šventę miestiečiams, kad miestiečiai pajustų šventę savo namuose. Tai irgi labai svarbu. O žinutė buvo nešama Dainiaus Svobono pasakotojo lūpomis.
ir man atrodo, kad tas pavyko. O kokie buvo atrankos kriterijai? Ar visa tai, kas buvo sudėta į programą, labai kokybiška, estetiška, subtilu? Aš nemačiau ten kažkokio popso tokio, kuris... Mes gavom kaltinimų popsui, buvo ir to. Bet taip ir turėjo būti. Iš tikrųjų, netgi, nors aš turiu priekaištų atidarymo režisūrai, pirmosios dalies, sakykime, sukilimo, nepaisant to, vis tiek tai atlaikė tą pirminę koncepciją, kuri buvo sukurta, kad mes startuojame iš chaoso, iš sudėtingų, komplikuotų, kampuotų meno formų einame. Ir turi būti to neaiškumo. Ir tam tikrą prasme ten kai kurie dalykai ir buvo gerai padaryti. Tada mes einame į... Ir tai yra tas sukilimas, tie lūžiai vyksta, ar ne? Štai tu suvoki, tu esi miestas, tu esi herojus, tu esi žvėris, tu esi ta būtybė. Tai yra iš esmės psichoterapinė kelionė, viskas labai paprasta yra. Herojus nubunda, jausdamas, kad turi problemą, jis turi nerimą didžiulį. Nerimas skaitos, jis turi skaitytis, jis neturi būti malonus. Mes ne veltui einame ieškoti išeities, mums kažkas negerai. Tai tada mes ką turime daryti? Mes natūraliai turime susitikti patys save. Tai štai santaka. Susitinki kitą ir save, ir suvoki savo problemą, ir atsiranda aiškumas. O aiškumas jis nėra jau labai sudėtingas, tiesą sakant. Turi būti tas momentas nušvitimo, kur paaiškėjo, taigi viskas, žiūrėk, viskas kaip paprasta, ko tu čia kankinaisi, matai kaip viskas, štai kur viskas yra. Todėl tai yra iš karto smagesnės, lengvesnės meno formos, švelnesnės, patogesnės žiūrovui. Taip turėjo būti santaka. O sutartis paskutinis, trečias, jau toks savotiškas nusiraminimas ir toliau jie gyveno ilgai ir laimingai. Tam tikras toks atsidusimas, kad šis tas nuveikta. Tai čia va tokie pagrindiniai, tą pavyko mums viską įgyvendinti, aš to labai didžiuojuos. Vesti miestą per šitą štai kelionę. O kai aš kalbu apie trūkumus, tai žinoma, čia mane kalba kritikas, režisierius, ten scenaristas ypatingai, nes aš pirmiausia, kas aš esu tai scenaristas. Tai aišku, kad scenaristas visą laiką kovos už savo žodį, už savo tekstą, už savo idėją, yra normalus dalykas. Bet tai ta mano kritika irgi kyla iš egoistinių tam tikrą prasme priežasčių taip pat. Ne visai tiksliai atsakiau turbūt į klausimą. Beje, o kaip vyko pats kūrybinis procesas? Ar pirmas scenarius gimė, o po to lokacijos? Viskas buvo parašyta. Viskas buvo parašyta, mėgstu tą istoriją pasakoti, nes man jinai yra maloni. Ilgą laiką mes brendome, nes kas tai yra Europos kultūros sostinė? Tai yra 5-6 metai darbo. 5-6 metai sostinės, iš tikrųjų. Ir dabar, kalbėdamas visai neseniai Europos parlamente, vienoje iš sesijų aš lygiai tą patį bandžiau transliuoti. Sakau, bičiuliai, laikas žiūrėti į Europos kultūros sostinės ne kaip į vienus metus, bet kaip į sezoną. Miestas nominuojamas, jis gauna 5 metus būti sostinė, kiekvieni metai svarbus. Turi būti renginiai kiekvienais metais, kaip mes ir darėme Kaune. Mes iš karto ėmėmės tos politikos, kad mes darysime sostinę 5 metus. Tie vieni metai tai vyšnia ant torto. Iš esmės tais metais komanda jau nebedirba tiek daug pagal idėją. Jau viskas padaryta, viskas jau pasamdyta, sutvarkyta, sustiguota, naktis nemiegotos jau baigtos. Vėlu keist kažką. O turėtų iš ko mokytis ar ėjot savo keliu? Taip, mes mokėmės. Mes važiavom, žiūrėjom krūvas atidarimų, krūvas sostinių. Yra didžiulis klubas, kurį mes vadinam Europos kultūros sostinių šeima. Ir ten tave pasiruošę žmonės yra konsultuoti, padėti, tie, kurie darė sostinės, tie, kurie profesionaliai konsultuoja ir už tai gauna pinigus. Mes tokius irgi samdėme ir paturiu kiekvienam miestui tai daryti. Negalima įsivaizduoti, kad tu viską žinai, bet tu turi gauti konsultacijas, bet žiūrėti, ką tu pats nori padaryti, kaip tu pats matai pasaulį. Tai šitą mes brendome ir kai mes buvome nominuoti, tai nominacija įvyksta pateikus paraišką. Tavo paraiška yra įskaitoma kaip tinkama. Ir tai labai rimtas dokumentas. Paraiška yra iš esmės tam tikra konstitucija. Ir tai yra visai nemenkas dokumentas, kur smulkiai aprašyta, ką tu darysi. Tai aš buvau tas žmogus, aš save vadinau visą laiką dogmos saugotoju, aš buvau tas žmogus, kuris kovodavo, o kaip tai susijęs su mūsų paraiška, o kaip tai yra atsispindi, mes dabar norim padaryti tą ir tą, dabar 3 metai sostinės, o kaip tai susijęs su tuo, ką mes žadėjome.
Ar ne? Tai viskas, ką mes vėliau įgyvendinome, mes įgyvendinome pažodžiui realiai. Tai už tai buvome iš tikrųjų labai giriami ir laikoma, kad Kauno paraiška yra šiaip viena geriausių bet kada buvusių. Jis yra nuolat duodama, jie sako, pasimkit, paskaitykit, jeigu padarysit bent panašiai kaip Kaunas, gal jums ir pasiseks. Čia nėra pasigirimas, čia faktas. Ji prieinama ta paraiška? Visiškai, jinai visomis įmanomomis formomis yra prieinama internetu ir dabar ir lietuviškai, ir angliškai. Aš ir pasigirsiu, mano diplominis darbas buvo kaip chrestomatinis katedroj padėtas, visiems studentam rodomas, kaip paruošti pjesę. Taip. Tai va tokie dalykai, čia mes kalbame apie dalykus, kurie realiai įsigyvendino, pripažinti yra ir mes galim sakyti, čia medalis maždaug, čia va, mes gerai padarėme. Šalia to turim kritikos savo patiems, visada ir turėdavau. Be abejo. Čia yra normalu. Dabar kitas dalykas, kad kažkuriuom taške į 3 ar 2 metus jau tu turi planuoti tuos paskutinius metus, tą vyšnę ant torto, tuos didžiosius renginius ir jie turi kažkaip įsigyvendinti. Ir štai ilgą laiką kaupėmės ir tada buvo skrydis lėktuvu, aš skridau į Barceloną, tai yra 4 valandas iš Vilniaus, ir lėktuvas pakilo, ir aš atsidariau kompą, ir kai lėktuvas nusileido Barcelonoje, po 1,5 butelio vyno, viskas buvo padaryta. Visi 3 didieji renginiai su visom schemom, nes aš galėčiau netgi čia, aš aišku dabar neatsinešiau. Tai yra schemos, tai yra diagramos, tai yra kaip turi viskas būti sudėliota režisūriškai, į kokius klausimus turi atsakyti, kokie perėjimai, ką jie simbolizuoja, kiekvienas, kokias vertybės nurodo, į kokius mūsų programos elementus apeliuojama. Kiekvienas elementas mūsų visų didžiųjų renginių derintas su mūsų kuratoriais, skambini kolegom, žiūrėk, tavo programos dalyje yra taip, kaip tu manai, kaip aš galiu atspindėti, ar tu sutinki, kad bus taip ir taip ir taip. Kokios yra pagrindiniai tavo tikslai, tavo vertybės, tavo elementai, ką tu siūlai, kas privalo būti programa ir eina. Visa tai buvo taip sudėta. O turėjai viršininką virš galvos, ar pats buvai savo viršininkas? Žinoma, turėjau, aš laikau, kad aš turėjau viršininkais visą kuratorinę komandą. Mes visi lygus kuratoriai, mes turėjome, mūsų generalinė direktorė buvo Virginija Vitkienė, aš manau, geriausia kultūros vadybininkė Rytų Europoje, taip čia ramiai galiu pasakyti. Su ją dirbti yra stebuklas. Dabar jinai vadovauja Lietuvos kultūros sezonui Prancūzijoje. Patikėkit, labai nepergirsiu, bet aš manau, kad turėsim įspūdingą sezoną, nes Virginija ten yra, jinai padarys. Va, tai čia jos yra jau kaip vadovo vyriausiojo nuopelnas leisti veikti, o mes kaip kuratoriai, mes tas būrys, aš tas scenaristas, kitus dalykus daro. O ko Virginija nepalaimino iš scenarijaus ar elementų? Viską palaimino. Ir tai kartais būdavo problema, jinai per daug kartais manimi pasitikėjo, aš manau. Ir būdavo netgi, kad jinai paremė kokią nors visišką idėją, kur paskui ir man pačiam po metų atrodavo, bereikalas čia taip. Bet Virginija parėmė ir man atrodė gerai. Tai čia jai toks priekaištas. Jinai per daug kartais mane palaikė. Ir galbūt kitiems kolegoms netgi ir nuskambėdavo truputį, būdavo jiems gal ir skaudu, kad taip atsitikdavo. Bet čia yra taip įvyko. O beje, kai tas kūrybinis kelias yra ilgas ir kai tu sukuri vieną ir galbūt galvoja eureka, bet po metų, jau kai reikia gyvendinti, atrodo, dabar daryčiau kitaip, teko keisti sprendimus ir... Teko, žinoma, daug ką mes keitėme. Daug, aišku, buvo labai nervingų etapų. Bet man yra smagu, kad vis tik taip visos tos pagrindinės idėjos jos ir kad pavyko tame skrydyje į Barceloną, pavyko parašyti viską taip, kad iš esmės jisai atlaikė. Ta sistema, tas pasakojimas ir ta elementų visuma ir jų tarpusavio ryšių visuma atlaikė visus įmanomus pakeitimus. Ir vis tiek nesubiro. Tai čia yra, man atrodo, gerai. Ar tai buvo galima viską padaryti visiškai kitaip ir daug geriau? Be abejo. Bet žinai, yra 3 keliai. Yra geras kelias, blogas kelias ir mano kelias. Netrukus tęsime pokalbį, o dabar noriu pristatyti ir pakviesti jūs į ypatingą įvykį. Čia Vilniuje, Rotušės aikštėje gegužės 22-24 dienomis įvyks antrasis tarptautinis idėjų ir tendencijų festivalis Revolution.
Apie renginių evoliuciją mes kalbėsime kartu su tarptautiniais ir vietos lektoriais, pranešėjais, renginių vedėjais, programų atlikėjais. Kalbėsime apie korporatyvinius renginius, privačius renginius, miesto šventes, sporto renginius, mokyklų renginius, apie visų formatų renginius, festivalius ir šventes. Surengsime didžiausią Expo po atvirų dangumi, apdovanosime geriausias renginių idėjas ir jų organizatorius, surengsime gražiausio stalo dekoro konkursą, skaniausio torto konkursą, geriausio after movie ar fotografų konkursą. Daug išties gero turinio, gero įkvėpimo, idėjų, ekspertų, naujų atlikėjų. Gegužės 22-24 dienomis čia, Rotušės aikštėje. Revolution. Prenumeruokite naujienlaiškį wearerevolution.lt ir pirmieji sužinosite visą renginio programą bei žinoma bilietus už geriausią kainą. Iki. O dabar grįžkime į pokalbį. Tam tavo kely, kokios išmoktos pamokos pačios vertingiausios? Daugiau klausytis kitų žmonių. Aš esu narcizinė asmenybė ir apie tai nekartą esu sakęs. Aš esu diktatorius, jeigu tik man suteikiama tokios galimybės ir mane užneša. Ir tada aš darau klaidas, nes ypatingai jeigu man sako, oi kaip faina, kaip gerai, kaip tu gerai varai, tada aš pamirštu savikritiką. Ir tai būna. Ir todėl sakyčiau, kad labiau klausytis kitų žmonių laiku. Kiekvieno tokio renginio procesas yra iš esmės vertikalus ir horizontalus. Kurį laiką vyksta horizontalus veikimas. Tai yra visi mes lygus ir mes tarėmės. Tada ateina diena, kai jau kas nors vienas turi imtis ir tada mes tuo vienu ir tikime. Tada tas vienas šiek tiek turi jaustis genijumi, nes kitaip jis tiesiog nepadarys. Taip veikia. Ateina ta diena. Tai žinoma, šitas perėjimas iš to į tą yra labai sudėtingas ir pavojingas procesas. Nes ar jau mes horizontą gerai apdaro, ar mes jau visi pasitarėme, ar aš tikrai žinau, tarkim, aš būsiu tas, kuris važiuos, ar ne, ir kuris imsis, sakys, gerai, aš atsakau. Ir kuris bus prožektorių šviesoje, ar ne, ir kalbės už visus, ir darys už visus, ir atrodys, kad jis čia svarbus. Bet ar jau laikas pakilti? Tai va šitas labai svarbus. Tai čia kažkiek klaidų buvo padaryta, kažkas dar buvo neišgirstas. Protingų minčių, protingų pasiūlymų. Kad prisimti tą atsakomybę, labai svarbu pasitikėti kitais, nes iš esmės ar scenaristas, ar režisierius renginio tu atsaking. Žodžiu, tavo viziją išpildo taip vadinamos trečiosios šalys. Žinoma. Partneriai, vedėjai, atlikėjai, technikai, garsistai, apšvietėjai. Ko reikia, kad gauti ryčio pasitikėjimą, praeiti tą kokybės kartelę, kaip dirbti kartu? Kokie tie atrankos metodai yra? Visiems žmonėms turbūt reikia vieno, reikia visiems mums kantrybės ir gebėjimo išgirsti kitą. Nieko naujo aš nepasakysiu, kantrybės reikia daug. Reikia kantrybės daug, nes būna pirma tavo reakcija. Pirma tavo reakcija gali būti, pavyzdžiui, atmetimas, taip? Bet tai nieko dar nereiškia. Praeis diena, paaiškės, kad gal ir ne visai, taip? Taip pat įžiūrėti už asmenybės, įžiūrėti idėją, nes būna, kad mes kartais nepatraukliai pristatom, nes mes patys esame nelabai patraukli asmenybė. Aš galiu labai lengvai įsivaizduoti, kad aš ką nors erzinu vien kartais savo laikyseną. Taigi gebėjimas komunikuoti irgi yra labai svarbu. Tai šitie dalykai. Kantrybės daug reikia. Ir buvo labai kantrių žmonių, dirbant prie šitų projektų, kurie ištempė iki galo. Tu turi suprasti, kad tu visko negausi niekada ir nėra įmanoma. Ir gerai, kad tu visko negausi. Aš nesu beje šalininkas to, sakykime, to visiškai diktatoriško režisavimo, maždaug aš žinau tiesą. Aš nesijaučiu, kad aš žinau tiesą. Bet mano patirtis televizijoje tokia didelė ir tiek renginių yra parašyti scenarijai ir tiek yra padaryta ir tiek yra žinoma, kad kartais leidžiu savo žinoti geriau. Aišku, dar yra kiti elementai atsiranda, sakykime, technologijos įsiveda, kur tu esi apribotas arba priešingai tu jų net nežinai. Naujų technologijų nežinai, tada jau būna įdomu, kai tau sako, žiūrėk, dar taip galim padaryti, tu net neįsivaizduoji, kad taip galima. Yra tekę laviruoti tarp tos ambicijos ir tikslo ir kai tau visi sako, ne, to neįmanoma, to neįmanoma. Nuolatos. Tu šventai tiki, kad tai įmanoma. Nuolatos.
Mane asmeniškai tai dar labiau motyvuoja ir rodyti, kad tai tikrai įmanoma. Man liko pagrindiniai vidiniai tokie apgailestavimai, kad dar reikėjo spausti, dar smarkiau. Dar smarkiau. Jeigu man dabar kas duotų dar kartą, aš dar netaip eičiau. Dar radikaliau, dar stipriau. Galima, viską galima pakeisti. O norisi dar kartą? Norisi. Aš norėčiau padaryti geriausią Europos kultūros sostinės atidarimą, bet nieks nesamdo. Reikia gal garsiau paskleisti žinią. O kur tai turėtų būti? Man nesvarbu, kokiam mieste, kokioje šalyje. Man nesvarbu. Tiesiog aš norėčiau bent kartą ir aš dabar žinau, kaip tai padaryti. Aš manau, kad aš žinau, kaip tai padaryti. Kaip? Duokit man padaryti, aš parodysiu. Gerai. Vis tik baigėsi Kaunas Europos kultūros sostinė. Kokį poveikį šis projektas padarė? Yra sunku pasakyti. Yra labai sunku matuoti poveikį. Yra poveikis, kuris jausis po 50 metų. Taip ilgai? Po 50 metų. Yra tam tikri procesai, kurie vyksta lėtai ir turi vykti lėtai. Taigi nemažos dalies poveikio mes nesulauksim, tie, kurie jį darėme, tą poveikį. Kitas poveikis yra keli pjūviai. Yra tas bandymas suskaičiuoti, kiek žmonių dalyvavo, kiek žmonių, bet aš sakyčiau, pirmiausia, žmonės, kurie prisilietė prie šito projekto asmeniškai savo gyvenimais. Štai tu buvai tame projekte, tu dirbai jame, taip? Tu to jau nebepamirši. Tu nepamirši to nepaprasto laisvės jausmo, kurį mes kūrėme. Mūsų komanda buvo vis tik tai labai laisvų žmonių komanda ir nuo nieko nepriklausančių. Ir turiu pasakyti, kad mums pavyko tą išsaugoti. Mes buvom niekieno nesamdyti, mes susibūrėme, įrodėme, kad galime ir ačiū Dievui tuometinė savivaldybė pasitikėjo ir suprato, savivaldybė parodė kompetenciją, o kompetencija buvo tokia, kad jie suprato, kad jie neturi kompetencijos daryti Europos kultūros sostinės. Tai yra jėga, tai yra pagarba tiem žmonėm, kurie sako, mes nepadarysim, reikia paimti tuos, kurie padarys. Puikus sprendimas. Tai buvo surinkti, kurie gebėjo padaryti ir jie padarė. O tie jie tai tūkstančiai žmonių. Nes kiekvienas prisidėjęs, kiekviena bendra. Pavyzdys labai geras apie pasikeitimą. Ar tai pasikeitimas? Mes turime santuokos renginį ir aš važiuoju, man sako, žmonės sako, turi susitikti su bendruomenė, nes ten bus visą savaitę repeticijos. Jiems uždarinės gatves, jie namo grįžti negalės, ten gyvena šiaip žmonės, šviesa, garsas vakarais, ten reikalų, ten reikia atsiprašyti, ten reikia nužiūrėti, sakyti, pičiuliai, bus sunkumų, mes jums patrukdysim, labai atsiprašom, jums bus nepatogumų. Ir surenka Marvelės bendruomenė, išklijuoja lapus, ateis kultūros sostinės žmonės su jumis pasikalbėti ir mes nuvažiuojam ir kažkiek žmonių susirenka. Ir aš tokią kalbą sakau, kad štai labai atsiprašom, mes čia patriukšmausim, mes čia šviesa bus vakarais, čia bus kartais ir eismo ribojimas, jums sunku į namus. Ir tada vienas žmogus sako, tai matai, kas yra ta Europa? Europa ateina atsiprašyti, kad mums džiaugsmą padarys. Ar tai nėra pasikeitimas? Ar tai nėra stebuklas? Ir labai, jie paklausė, gerai sakė, o dabar einame, mes jums parodysim, ką mes gero turim. Nusivedė rodyti savo, kas jų bendruomenė yra įdomu. Pasigirti, kuo turi. Ten takas kažkoks gražus buvo, išėjimas prie upės, žiūrėkit, kaip mes fainai gyvenam. Tai man sako apie oro miestietį. Mes prisidėjome prie pilietiškumo mieste. Aš labai tikiuosi, kad jis padidėjo. Yra norinčių jį sugriauti, yra norinčių tą pilietiškumą privatizuoti. Tikiuosi, jiems nepavyks. Kas tai? Yra manančių, kad miestui reikia tvirtos rankos. Kad visada bus žinantis geriau. Aš taip nemanau. Aš manau, kad tvirta ranka yra atgyvena. Tai yra labai rusiškas kelias. Diskusija yra agora. Susirinkimas piliečių. Laisvų piliečių susirinkimas yra miesto jėga. Toks miestas ir gintis gali geriau, mano nuomonė. Ar būtent šis palikimas ir liko miesto bendruomeniai, tas tokio pilietiškumo ir diskusijos? Ir pasitikėjimas savimi. Šiaip kauniečiai jie nėra iš tų žmonių, kurie nepasitikėtų savimi. Kauniečiai pasitikė savimi. Bet aš manau, kad liko daugiau žmonių, kurie pamatė, kaip dar galima daryti.
kurie pamatė, kad štai pas juos ten jų mikrorajone atvažiavo festivalis Kontempo ir parodė tokį teatrą atvirame ore ir tokius dalykus, kurių tai niekada nebuvo. Pirmiausia, visi susirinko gūžčio pečiais. Po 3 metų sakė, o kada vėl bus? Reikia laiko, reikia daug sykių viską daryti. Tokie pokyčiai ateina pamažu. Kai kurie dalykai, man atrodo, kultūros sostinės dabar tik pradeda būti suprantami. Nes atsiranda pasiilgimas to, kas įvyko. Ir taip ir turi vykti. Tam tikras ilgesys, kaip čia padarius, kad vėl panašiai kažkas atsitiktų. Tai čia ta miesto dalis žmonių, kurie nori dalyvauti, kurie nori būti. Mes negalime reikalauti, kad visi. Nereikia, kad nieko darytų visi. Reikia, kad kiekvienas galėtų būti laimingas taip, kaip jis nori tam mieste. Net jeigu jis yra laimingas eidamas ir sakydamas, kad viskas šūdas, jis irgi turi teisę būti toks laimingas. Kodėl ne? Jo dabar tokia nuotaika. Praeis kiek laiko, o gal pasikeis ta nuotaika. O kokį dar palikimą sukūrė Europos kultūros sostinė? Ar naujų renginių? Jokios abejonės, tai yra būrys festivalių įvairių. Tai yra iš tikrųjų ne medžiaginis paveldas. Pirmiausia, ne medžiaginis. Nes šiais laikais, mano giliu įsitikinimu, mes gyvename taip gerai, kad medžiaginis paveldas yra pats pigiausias. Pastatyti namą jokių problemų nėra. Ir nėra labai brangu. O kas jame vyks? Yra jau visai kas kita. Ir kad tai būtų įdomu, turint omeny, kad yra didžiulė konkurencija įvairių veiksmų, taip? Mes visi dabar turim daug pasiūlos, renginių pasiūlos, veiklų pasiūlos, taip? Tai man atrodo, kad šitas yra įdomiausias kelias. Šveicarijoje renginys kiekvienas prasideda nuo evakuacijos. Išeinama ir pristatoma, kaip mes evakuosimės nelaimės atveju. Ar teko apie tai galvoti, kuriant Europos kultūros sostinės renginius? Taip, viskas tas buvo numatyta, visi tie. Juolab, taigi mes dirbome pandemijos sąlygomis dar. Mūsų atidarimas buvo pandemijos sąlygomis. Tai galima įsivaizduoti, kiek daug mes padėjome pastangų, kad būtų sektoriuojama, kad būtų laikomasi nurodytų normų ir taip toliau ir panašiai. Taip. Didžiulį darbą nudirbo žmonės, kurie tą išmano. O kaip yra svarbu visuomeniai žinomą žmogų padaryti renginio veidu? Aš stengiausi, pavyzdžiui, kaip tas, kuris nuolatos dirba su viešuma, labai stengiausi per tuos 5-6 metus, kad iš kolegų tarpo būtų sukurta naujų veidų, ne veltui aš čia paminėjau Virginiją, galiu paminėti Daivą Prais, galiu paminėti Aną Mai, mūsų kitas kolegės. Labai norėjau, kad tie žmonės irgi taptų labai žinomi visuomeniai. Bet čia buvo kiek kita priežastis. Kai tu tampi žinomas, tu mažiau valgomas. Kitaip sakant, tu stipresnė komanda esi. Taip? Čia labai suvokiama. Bet šalia to, tai yra labai vertingi, stiprus vadybininkai ir talentingi žmonės. Tai sukurti naujų veidų, įvesti naujus žmonės į žmonių žurnalus, ar ne? Tai toks tikslas buvo. Tas nėra lengvai daroma. Nes pagrindinis šiaip yra, žmogus turi norėti būti viešumoje. Aš noriu būti viešumoje, man patinka būti scenoje, tai atitinkamai tai ir vyksta. Ir kai mes iš viso kartais kalbam apie autoritetus visuomenėje, tai mes užmirštam, kad autoritetas turi norėti būti autoritetu. Basanavičius labai norėjo būti autoritetu. Ir buvo. Ar ten kas nors kitas. Tai čia, žiūrint, kokį žinomumą mes kalbam. Bet taip, žmonėms reikia atpažįstamų veidų, tada jie išgirsta žinutę geriau. Tai faktas, taip veikia. Bet tai normalu, man atrodo. Tai kiek tavo vertinimų pavyko sukurti naujų žinomų veidų? Naujų sukurti nepavyko daug. Tai sunku padaryti. O apskritai, kaip komunikuoti renginį, kad jisai gautų to populiarumo ir patrauklumo? Kas yra svarbiausia? Pasisakymo aiškumas, idėjos aiškumas yra svarbu. Niekur mes čia nedingsim. Dėl ko turiu ateiti aš į jį? Dėl ko aš turiu ateiti? Tai čia yra svarbu. Tai Europos kultūros sostinės ženklas jau savaime buvo pakankamas, tiesą sakant.
nes tai yra Europos kultūros sostinės renginys. Tai nieko daugiau kaip ir nereikia daug sakyti, bet šalia to, kai tu tą ateini, ten tau yra paruošta jau visas sąrašas idėjų, kurias neša Europos kultūros sostinė. Bet aš visą laiką sakiau, kad čia šiek tiek kitaip, žaidimas yra šiek tiek kitoks. Ar tai būtų Fluxus festivalis, lipimas į parodos kalną keistuoju būdu, ar kas nors, turiu menį pagal Fluxus idėjas, Jurgį Mačiūną ir panašiai. Aš visą laiką sakiau, kad čia mes eisime šiek tiek prieš paprastus šou verslo dėsnius, nes šou verslo dėsnis yra gana paprastas. Taip? Tu nusipirkai bilietą ir buvai nudžiugintas. Ir tu išėjai. Ir kitą dieną jau reikia kito bilietą. O čia vis tik tai prašymas buvo, žiūrėkit, mes čia turim 2 krypčių gatvę. Tai tavo bilietas ateiti yra tavo domėjimasis. Pasiskaityk apie Europos kultūros sostinę. Pažiūrėk, ką jinai siūlo. Mes nuolatos leidome leidinius, mes prikrovėm internete savo portalą pilną įvairiausios informacijos. Ir ji nėra iš pirmo žvilgsnio aiški, nes ir negali būti aiški. Nes neatspindi ES veikimą, kuris irgi ne iš karto yra aiškus. Tai yra labai įdomi, vienintelė, unikali ir pirma tokia pasaulio istorijoje sąjunga, kuri yra intelektuali, pastatyta iš esmės ant, sakyčiau, platoniškosios valstybės pagrindų, kur Platonas sakė ką? Pilietis yra kompetencija. Tai būk mielas, būk kompetentingas dalyvauti valstybės, polio, miesto gyvenime. Taip? Tai čia šiek tiek buvo to tokio, kuo aš rizikavau visada, išeidamas į sceną ir sakydamas, teks jums pasidomėti daugiau. Aš negaliu duoti visų atsakymų, negaliu paprastai pasakyti. Vienu sakiniu negaliu pasakyti, kaip kad reikalautų komunikacijos vadovėlio 1 puslapis. Taip, komunikacijos vadovėlis klysta. Ir visgi iškomunikuoti, ką buvo lengviausia, o ką sunkiausia? Didžiosius renginius buvo labai lengva iškomunikuoti. Tiesą sakant, festivalius irgi buvo lengva iškomunikuoti. Mes buvom nustebę, kaip štai istorijų festivalis. Atrodo, gana sudėtingas reikalas. Istorijos pasakojamos miesto parkuose įvairiais būdais, ar tai būtų muzikiniais, ar teatriniai sprendimai padaryti, ar dar kas nors. Bet vėlgi istorijos žmonių, skausmingos istorijos, kur žmonės nelabai nori kai kurias iš jų girdėti, ar ne, ten, sakykime, holokaustas, ar dar kažkas Lietuvoje. Ir pavyko, ir žmonės atėjo. Ir geniali vieta buvo, aš stoviu Kaune, geležinkelio stotis, joje renginys, viduj. Stovi eilė. Realiai 0,5 kilometro eilė, vingiuoja. Na gal nebus 0,5 kilometro, bet kokie 400-300 metrų, tai tikrai ta gyvatėlė žmonių. Aš einu gale, sakau, kas čia bus, nežinom, sako, bet Europos kultūros sostinė čia daro. Va, kam nors papasakokime šitą komunikacijos vadovėlio 1 puslapyje. Žmonės atėjo, jie net nežino iki galo, kas bus, bet jie žino, kad čia Europos kultūros sostinė daro. Kokybė ženklas. Bus gerai, kokybė ženklas. Tai kažką reiškia. Nes jau jie kažkur dalyvavo ir juos sudomino, juos nustebino. Jiems patiko. Arba jiems pakėlė kažkokį klausimą. Jie kažką kitaip pamatė. Tai va čia buvo mūsų stiprybė ir mūsų komanda. Aš su to niekaip nesusijęs. Bet visą tai, ką darė, ką miniu čia dabar, tai yra mūsų kuratorių nuostabi veikla, kūrėjų, žmonių, būrėjai, menininkų, kultūros vadybininkų. Mes užauginom ištisą kultūros vadybininkų kartą. Čia būna su visomis Europos kultūros sostinėmis. Sukuriama būry žmonių turintis tokių kompetencijų, kurių mažai kam reikia paskui. Čia yra tas paradoksas. O prie to klausimo, kas sunkiausia buvo? Sunkiausia tas pats, kas ir lengviausia – patraukti žmonės. Ir sunkiausia ir lengviausia. Ten, kur tau atrodo, kad visi turi ateiti, kažkaip nesusidomė. Ir atvirkščiai. Tas pats. Aš girdžiu ir džiaugiuosi, kad labai daug pozityvių nuotaikų įgyvendinu šitą projektą. O buvo kas nuvylė, kas atrodo įdėta tiek daug darbo pastangų, bet reakcija kažkieno galbūt, elgesys. Nenuvylė, aš neatsimenu tokių, kad būtų nuvylę Europos kultūros sostinės metu. Man dabar reakcija labai keista miesto vadovybės yra. Aš taip vis galvoju, o jie ketina tęsti, kas pradėta, ar jie vis tik tai taip ir neįsivaikino šito projekto rezultatų. Ar jie bent supranta, kokį turtą jie paveldėjo? Ne veltui aš apie tą, ką paveldėjo Kaunas, Lietuva ir klausiu. Nes galim mes kaip norim svarstyti
ir ką norim įsivaizduoti, reikalingas finansavimas, reikalingas kraujas. Pinigai yra ta energija, be kurios nebus nieko. Garantuoti finansavimai reikalingi. Tai žmonės, kurie rašo paraiškas. Ar žino ekspertai mūsų, kultūros tarybos, kitų institucijų ekspertai, ar žino, kad kai žmonės rašo, kad jie dirba Europos kultūros sostinėje, ar jie vertina tą faktą, ar supranta, kad jie turi reikalą su labai kompetentingai žmonėmis, kad jais labiau galima pasitikėti, kad tie žmonės nešiojasi kokybės ženklą. Šito vieno sėkmingiausių projektų Europos kultūros sostinių istorijoje. Vilnius ir Kaunas. Galim palyginti auditorijas šitų miestų. Beje, Vilnius taip pat buvo 2009 Europos kultūros sostinė. Vilnius buvo, bet Vilnius dirbo nežmoniškai sunkiom sąlygom ir šitie projektai yra visiškai nelyginami. Komanda atėjo neruošta, jai mažai kas padėjo, žiniasklaida buvo visiškai buka tuo metu, nuteisė projektą sausio mėnesį, tai yra juokinga. Mes visi prisidarėm savo tiek bėdos su Vilniumi. Tai buvo visiškai nebrandžios valstybės veikimo dalykai ir tai tie žmonės, kai kurie šviesus, kurie Vilnių darė, sugebėjo sukurti nuostabių dalykų net ir tokiose aplinkybėse. Ir Europos komisijos žmonės, kūrybiškosios Europos žmonės, kurie atsako už šitą projektą ir labai gerai konsultuoja dabar mūsų visus, tuo laiku neturėjo tokios tradicijos konsultavimo. Tai Vilnius pagal esamas sąlygas pasirodė puikiai. Bet lyginti iš tų dviejų dalykų nėra įmanoma, nes sąlygos labai skiriasi. O auditorijos, aišku, kad skiriasi Vilniaus ir Kauno auditorijos. O kuom? Vilniaus auditorija labiau išlepinta yra. Kita vertus, Vilniaus auditorija linkusi labiau eiti. Tai yra vartojimas kultūros Vilniuje yra lengvesnis. Toks mažiau slenkščių yra. Žmogus gali per vakarą 3 dalykus pavartoti. Kaunietis į vieną nueis. Vilnietis spės ir į Kauną nuvažiuoti. Spės ir į Kauną nuvažiuoti. Bet taip yra ir kitur. Aš ką tik susidūriau, buvau Kupiškyje ir ten spektaklis ir aš tiesiog... ir aš prieina žmonės, sako, mes iš Panevėžio atvažiavom. Iškai Panevėžys 50 km. Taip, tai šitas pats. Mąstymas tas yra, kad žmonės važiuoja ieškoti, kur yra geri dalykai. O kaip pats ryti vertini masinius renginius, tuos, kuriuos mes turim Lietuvoje? Mes kalbame apie koncertus, ar ne, kažkokius šou. Tai jeigu mane domina turinys, tai aš einu pasižiūrėti, kas ten dedasi. Aš irgi iš tų kartais, kur 3 aplanko per vakarą. Nes mane visur įleidžia, tai man labai patogu yra. Aš smalsus esu, aš esu žurnalistas, man įdomu. Tai mano dar kitoks domėjimasis. O ryti, kai ateini į renginį, ką pirmiausiai pamatai? Kas patraukia akį, kas sudomina? Anksčiau aš žiūrėdavau, turbūt laukdavau, kad mane nustebintų ko nors, priblokštų. O dabar aš suprantu, kad tiesiog pabūti atmosferoje labai gerai yra. Pabūti. Nereikia norėti labai daug iš renginio. Nereikia norėti, kad jis pakeistų tavo gyvenimą. Žinai, jeigu kiekvieną vakarą tau kaitalios tavo gyvenimą, tai tave išveš vieną dieną nuo to kaitaliojimo. Tai čia yra visiškai normalu toks įmerkimas savęs į tam tikrą kitokią erdvę. Jau vien tai yra įdomu. Tai dabar aš neturiu tokių didelių lūkesčių. Man tinka tai, kaip yra. Ir aš stengiuosi suprasti, kodėl žmonės tai padarė. Greičiausiai jie turėjo kažkokią mintį, bandau ją atspėti. Tai esu mažiau reiklus ta prasme. Pokalbio pradžioj, kalbėdami apie scenarijų ir tas oficialias kalbas, vėlgi išgirdau, kad oficialios kalbos tarsi būtina, bet nemėgiamiausia renginio dalis. Ką daryti su jom? Geriau, kai jų mažiau, suprantam. O ką padaryti, kad jos būtų įdomu jas klausyti? Oficialios kalbos turėtų būti gerai parašytos ir kalbėtojas turi suprasti, kada jam gerai parašo kalbą ir ją paskaityti gerai. Čia yra labai paprasta. Jinai turi būti trumpa, mano nuomonė visada. Nereikia peržengti 1 minutės. Ir jinai turi būti gerai parašyta. Tai samdykite gerus kalbų rašytojus, mėly politikai. Ir neperženkit minutės. Tada būsit laukiami, kviečiami ir... Jeigu turėsite ką pasakyti, visada jūs klausysi žmonės. Yra paprastas dalykas. Aš galiu už dyką duoti patarimą, kur žmonės vaikšto į viešojo kalbėjimo, pavyzdžiui, visokius ten coachingus, taip, ir moka didelius pinigus. Už dyką galiu duoti patarimą. Žinote, kaip būti gerų kalbėtojų? Turėkit ką pasakyti.
Labai paprasta. O kur Rytis? Čia kaip su tuo arkliu, apie kurį aš kalbėjau pradžioje. O kalbant apie renginius, kur Rytis išleidžia daugiausiai pinigų? Aš tikiu, kad kvietimų daug, bet kur tenka pačiam nusipirkti biletą? Man paprastai dovanoja dukros, žino, ką aš mėgstu, ar tai būtų Nikas Keivas, ar 50 Cent, ar kažkas panašaus. Tai tas. Bet iš tikrųjų, tai aš esu toksai žvėriukas, kuris lando po visokias parodas. Tai kokiam Berlyne aš išleidžiu daugiausia pinigų, ten eidamas žiūrėti naujausių parodų, vaizduojamasis menas ar kažkas. Pirmiausia, vaizduojamasis menas vis dėlto man yra. Operoje manęs nerasit. Opera man nėra mano žanras, kaip pavyzdys, ar ne? Teatre taip, teatre kartais taip. O be pasivaikščiojimo, kur dar galime Rytį sutikti, ką Rytis veikia, kuo Vytauto Didžiojo universitete dėstant studentams tai, ką aš ir darau, tai yra interviu meną. Ir gatvėse, nes aš mėgstu vaikščioti gatvėmis, aš esu tas žmogus, kuris fotografuoja pasaulį, nes aš esu žurnalistinė akis, aš matau, kas ne taip. Žurnalistas mato, kas nėra įprasta, kas gali būti įdomu. Tai aišku. Kalbant apie interviu meną, kokios 3 pagrindinės taisyklės gero interviu? Pirmas, norėti padaryti gerą interviu. Norėti padaryti gerą interviu. Labai, labai norėti. Antra, būkite įdomus savo pašnekovui. Jeigu norite kalbėtis su pašnekovu ir kad pašnekovas būtų įdomus žiūrovui, tai būkite įdomus savo pašnekovui. Ne ta prasme, kad apreiškite jam kažkokią tiesą, kuris gyvenime negirdėjo. Tiesiog. Taigi, dirbkite su savimi. Čia antras dalykas. Ir trečias dalykas, ruoškitės, reikia ruoštis. Žiūrint į studentus, kokios mintis ateina? Kiek jie turi to entuziazmo ir noro būti ir įdomiais ir padaryti tos gerus interviu? Viskas su jais yra gerai. Jie yra šviesūs žmonės. Jie tokie, kaip mes buvom, tik šiek tiek protingesni ir laisvesni. Jie neturi to mano laikų, to sovietinio tiek daug. Jie kai ką paveldėjo iš mūsų, mes jiems vis dar perdodam. Bet vis dėlto jų neturi tiek daug nepasitikėjimo, neturi tiek daug nesveikos konkurencijos, neturi tiek daug nutylėjimo, neturi tiek daug noro nukirsti kampą. Nors kaip studentai linkia kirsti kampą visada. Tai normalu, jaunas žmogus. Kažkaip jų reikia įsitvirtinti. Kas jiems sunkiau, kas yra sunkiau už mus, žymiai sunkiau. Dabar šiais laikais, juk anksčiau tai sugalvodavai kokią idėją, galvodavai, čia man vienam kilo. Dabar bet ką sugalvojus pasitikrini, bičas Brazilijoje jau seniai tą padarė. Ir viskas, tai tas yra sunku. Galimybių pasaulis juos išvargina. Begalinių galimybių pasaulis vaikus išvargina. Nes ir dar tą gali, ir dar tu tą gali. Ir tada, Dieve, o kur aš, o kas aš, ir kur mano ramybė yra. Va, tai čia jų sunkumai yra. Bet tai yra įdomu. Aš labai palinkėčiau, kad jie turėtų taikų pasaulį ir kad jie galėtų jame kankintis pagal savo pačių sugalvotas taisyklės. Prakalbam apie studentus ir šitoje vietoje aš noriu prisipažinti. Aš dėstau studentam pramoginių ir kultūros renginių vadybą. Ir viena studentė vardu Sandra, tikiuosi, žiūri, pristatinė man projektą apie... Mes ten dirbom su tokiom utopijom, kaip paversti jas realybę ir jos sugalvotoj koncepcijai apie pomirtinį gyvenimą ir renginį, kurio metu tu gali ateiti paskanauti požemėje specialios vakarienės ir susitikti ir pabendrauti su žinomais žmonėmis, išėjusiais į Anapilį. Jis sakė, kad šitą renginį aš matau, kad geriausiai pravestų Rytis Zemkauskas. Sakau, gerai, dabar paimkim vadybinę užduotis. Tu turi paskambinti Ryčiui Zemkauskui ir pristatyti tą konceptą ir susitarti, sužinoti, ar jis vestų, už kiek, kaip... Jie taip ir padarė. Taip ir padarė. Paskaitos metu visi girdėjo, klausėsi, tai labai pergyvenu iš tikrųjų, kaip man dabar skambinti, žmogus turbūt sukels savyje lūkesčių ir visą kitą. Sakau, aš susitiksiu su Ryčiu, aš jam viską papasakosiu. Tai yra mokymosi procesas ir mes iš ties aš noriu padėkoti. Tai buvo
begaliniai įdomus ir gilus pokalbis, domėjimasis renginiu ir pagalba, ne tai, kad pagalba studentui, pagalba kaip mokymosi proceso dalis. Tai buvo, visi buvo wow tokioje ekstazijai, kai buvo, kiek galima vieno pokalbio praktikos metu gauti praktinių žinių. Aš atsimenu, kad aš sakiau, kad aš pasirašau dėl to, kad yra įdomi idėja labai. Taip. Ja, nes tai buvo įdomi idėja. Man pirmiausia yra įdomu, aš pirmas klausimas būna, aišku, kada visada? Kada renginys, nes yra grafikas, aš ten maždaug mėnesį į priekį jau nieko neturiu. Tai čia pirmas. Antras, kas? Ir kaina yra tik trečias. Man. Jinai labai svarbi, aš linkęs uždirbti pinigus ir kuo daugiau, tuo geriau. Aš manau, kad mums reikia stengtis vieni kitiem mokėti kuo geresnius pinigus, bet pirmiausia vis dėlto yra kas tai yra. Tai kokie tai turėtų būti renginiai? Kokius renginius sutinki vesti? Tokius, kur aš manau, kad pirmiausia nenukentės mano reputacija. Taip, aš nenoriu dirbti su žmonėmis, kur manau, kad jie negerai ką nors daro, arba kad jų veikla yra kažkokia, netinkama, man atrodo. Nelaikau, kad jinai kokia nelegali, tai čia iš viso apie tai nekalbos nėra. Bet tam tikri žanrai man ne. Aš nenoriu su jais turėti reikalų. Bet dabar vis daugiau aš pastebiu, kad žmonės ieško vis daugiau geresnio turinio. Ir tai yra labai smagu. Aš vedu nuolatos įvairius renginius, sakykime, kad ir lyderystės temomis, taip. Bet jos būna, aš randu labai protingų žmonės, kurie pasiruošę ateina. Ir dabar tu jau nebėra to tokio kalbėjimo ex katedra, kad maždaug ateina koks tai pranešėjas ir vėlgi apreiškia kažką. Dabar yra daugiau norima, kad tu galėtum fasilituoti tarpusavio bendravimą. Šitas horizontas, tas man labai patinka. Nors, kaip sakiau, aš esu ir narcizinės prigimties žmogus, ir mėgstu padiktatoriauti. Bet aš, aišku, su tuo daug dirbu ir stengiuosi savyje tą mažinti, nes kai tik pavyksta sumažinti, iškart geresni rezultatai. Tai mes galime būti horizontalūs, kiek įmanoma. Taip? Nes kai aš išgirstu galų gale kitą, užuot savęs tik tai klausydamasis. Nes čia yra mano problema, kad aš neretai pamirštu klausytis kitų, o kalbu pats. Jo? Kadangi pakankamai įtaigiai pavyksta kalbėti, tai žmonės ir klauso kurį laiką. Bet tu klysti, sustok, duok kitam pasakyti, tai va, kai tą pavyksta. Tai vis daugiau žmonių šito ir siekia, šito ir nori. Ir dar ką aš visą laiką darau, aš einu į publiką ir stengiuosi susijęti, jeigu bet koks podiumas būtų, susijęti salę su podiumu, sujungti. Čia yra mano stilius. O sutikus jau vesti renginį, ar stengiasi pakeisti jo scenarijų ir įdėti savo... Kažkiek priklauso, bet aš aišku gerbiu ir va, kad ir šiandien mes turėjom, va, ką tik tai mes turėjom vieną filmavimą, kur reikalinga renginiui ir žmonės sako, mes norim tokioj vietoj, betgi lyja, sako, aplis man akinius, tai kaip aš iš karto žiūriu profesionaliai, kaip aš atrodysiu. Taip, nes tu turi atrodyti normaliai, tai yra tavo darbo dalis, tu neturi būti kažkoks ten, žinai. Nu, bet po to dar sykį, gerai, sako, bandom, einam, kaip jau jūs norite, toj vietoj, kur jūs norite. Nes žmonėm to reikia, jie šiaip užsakovai, jie turi savo mintį. Aš galiu pasiūlyti kitaip, ar aš pasiūlysiu geriau, aš nežinau. Tai keisti scenarijų, mes kartais kartu padirbam prie jo. Žmonės paklausia tavo nuomonės. Man nėra bėdos paskaityti tekstą, kurį man parašė, jeigu man jisai neturiu jam prieštaravimą. Tai tada man nėra bėdos. O beje, tavo kuriamiems scenarijam, tu rašai tekstą renginio vedėjui? Dabar aš beveik niekada nerašau. Dabar viskas nors parašo. Dabar daug žmonių yra, kurie nori viską rašyti. Tikrai? Ir gerai, jeigu rašo. O kodėl nes, žinai, aš kuo toliau gyvenu, tuo labiau suprantu, kad aš nežinau jokios didelės tiesos. Ir o kuo aš čia geriau jau tai parašysiu. Ypatingai, jeigu mes kalbam apie sritis ir žanrus, kur man nėra artimi. Sakykime ten, aš nežinau, dabar ten fintechas kažkoks bus, ar ne, aš dirbsiu su fintechu. Tai aš nelabai ten ką išmanau. Tai aš jau gal geriau palauksiu, kol man parašys tą tekstą. Ir jau nuo savęs nepridėsiu, ko nereikia. Bet aš pabrėžiu visą laiką, kad nuo savęs aš parodau, kaip aš darysiu. Dažnai aš mėgstu labai, kuo aiškiau žinot, vos ne pademonstruot gabalą, kaip aš darysiu. Štai susėdė užsakovai, keli žmonės, aš atsistojęs, žiūrėkit, aš daryčiau, taip, ar jums taip tinka? Aš nenoriu stebinti tą dieną auditorijos užsakovų, kad jisai atėjo ir staiga kažką išrėžė, kur čia dabar.
Tai aš nesu iš tų. Tu esi normaliai samdomas šaulys ir tu turi irgi tą suprasti. Ir tai yra gerai. Kas yra renginio kulminacija ir ar visada jinai reikalinga? Reikalinga. Kiekvienas renginys yra dramaturginis kūrinys. Bet koks renginys. Ir jeigu tau nepavyko sudėti 3 aristoteliškų taškų, tai yra ekspozicijos kulminacijos ir atomazgos, nieko nebus. Įsiskirstysim nepatenkinti. Kalbant apie tą kulminaciją, kas jinai gali būti ne per didžiulė. Jinai neturi būti kažkoks nušvitimo momentas. Mes supratom tiesą. Ne, bet turi pasijust, kad va čia mes kažką truputį, mes staiga buvom viena, visi. Štai šią akimirką. Juokėmės kartu šitoje vietoje. Pavyzdžiui. Ir to visai užtenka. Tai šitą aš atidžiai stebiu visada. O turi dar keletą. Podiumo diskusijoje lygiai taip pat. Bandau sukurti pamažu peripetijas, prieiti iki kažko ir duoti nedidelę atomazgą. Tai yra būtina. Techniškai įmanoma tą sukurti, sukonstruoti? Taip. Kaip tą padaryti? Įmanoma. Gali pasidalinti keliais patarimais? Kiekvienas kartas kitoks, tu turi... Aš dirbu žmonėms. Mano darbas yra matyti visus. Ir aš juos matau visus. Ir mano darbas yra pamažu susirinkti visus. Va ten dar neįdomu žmogui. Aš galiu tiesiai padaryti, aš galiu paklausti, ar mes jums vis dar įdomus? Aš tą nekartą praktikavau podiumų metu. Ar mes jums vis dar įdomus? Ir sako, jo, arba ten, ir tada mes žiūrim, nes nereikia apsimetinėti. Mes susirinkom tam, kad visi kartu gautume naudos. Visi kartu gautume naudos. Ko mes čia susirinkom? Bet sutik, čia reikia labai daug turėti pasitikėjimo savimi. Taip, bet tam mane ir samdo. Drąsos. Taip. O jaudulio būna? Būna, bet aš išeinu į savo sceną, aš žinau, kad ir kas būtų, kad ir koks tai būtų, ar tai būtų NATO forumas, tačiau, sakykime, kur tu turi reikalų su valstybių vadovais, ten su apsauga ateinančiais, kur tu sekundės suskaičiuotas ir panašiai. Ar tai būtų nedidelis renginukas draugiškai nusiteikusiems žmonėms, iš esmės yra tas pats. Tu vis tiek turi įgyvendinti bendrystę. Tam tikrą bendrystę. Mes visi supratom, kas įvyko. Blogiausia yra, kai žmonės įsiskirsto nesuprasdami, kur jie buvo. Ryti, man gimė noras mūsų bendrystėje sukurti kokį nors bendrą projektą, įgyvendinti bendrą renginį. Nes tikrai nesigviešiu į to, kad sukurti Europos kultūros sostinę, palieku tai tau ir iš ties linkiu sukurti tą geriausią, įsimintiniausią, įspūdingiausią, tą, kur jau pasakytum taip viskas, aš jau tai padariau. Laukiu pasiūlymų. Ačiū tau labai iš pokalbį. Ačiū labai visiems. Tiek. Ačiū, Aurimai.